Šįryt rubrikos sveikata ir grožis tema itin aktuali dailiosios lyties atstovėms. Mes kalbame apie tai, kaip būnant 40 atrodyti lyg būtum 30. Mūsų pokalbio konsultantė, taip turėčiau sakyti, šį rytą yra sveikatos ir grožio namų Beža Familia direktorė Erika Stankevičiūtė. Labas rytas. Labas rytas. Erika, ar tikrai turite tą grožio ir jaunystės receptą? Aš manau, kad tai viena iš pagrindinių užduočių mūsų grožio namų. Kai mes nuvykome 12 metų atgal į Japoniją, nustebau pamačiusi daugelį Japonių susėdusių ir kaip konsultantai jie šukuoja. Mes uždavėme, kodėl jūs šukuojate būtent parodos dalyvės konsultantėse. Atstovas, tai yra Anti-Age Japonijos asociacijos prezidentas Kamatsui, atsakė, kad tai yra veido liftingo šukos. Man tai atrodė kaip stebuklas, atrodė kaip naujiena, bet man paaiškino, galvos raumenys yra neatskirti nuo veido raumenų. Ir dažnai raukšlelė aplink lūpas, tai yra pirmoji vieta, kuri išduoda moters amžių. Tam yra sukurtos specialios šukos su biologiškai aktyviais mineralais ir metalais. Galvos oda yra pati ploniausia, joje yra daugiausia nervų galūnėlių ir biologiškai aktyvių taškų. Masažuojant juos teisingai, mes galime ne tik sušukuoti plaukus, bet ir atstatyti veido tonusą. Mes galvodami, kad tarkim mūsų raukšlelė formuojasi šičia, tai dažnai tiek mes pačios, tiek kosmetologai bando ją išspręsti šioje vietoje. Japonai į šį pasaulį žiūri kitaip. Jie sako, jeigu mes raukšlelę turime šioje vietoje, tai problema yra šioje vietoje. Juk reikėtų tada atstatyti galvos visų pirma raumenų tonusą ir pakelti mūsų apatinę veido dalį. Taip pat japonai nepamiršta, juk jeigu mes paimsime šitą galvos dalį, tai joje yra labai paviršiniai biologiškai aktyvūs taškai, kuriuos galima veikti ir reguliuoti, skatinti, gerinti vidaus organų veiklą. Mums atrodo keistai, nes mes esame kitos medicinos šakos atstovai, tačiau biologiškai aktyvius taškus pripažįsta ir mūsų medikai. Neretai mūsų klientės, kurios aktyviai šukuojasi, mėgsta šį produktą, sako, taip iš tiesų, galvos skausmas sumažėjo, neretai ir virškinimas pagerėja. Juk šioje vietoje yra biologiškai aktyvūs taškai, kurie gerina virškinimą. Taigi, stebuklai, paslaptys, praktika. Aš manau, kad japonai ta šalis, kurie kaupia patirtį, gerbė ją ir naudoja šiuolaikinėje technikoje. Jūs paminėjot, kad šukose yra mineralai. Kaip jie veikia organizmą? Biologiškai aktyvūs mineralai, pavyzdžiui, turmalinas, jisai nepaprastai turtingas, 28 sudedamosios dalys. Biologiškai aktyvūs mineralas turmalinas sugeba akumuliuoti infraraudonuosius spindulius ir skleisti žmogui atgal. Vadinasi, mes gauname savo pačių energiją. Mes skatiname kraujo apytaką savo paties energiją. Ir japonų, kurie gamina produktus su biologiškai aktyviais mineralais, yra šūkis, neskleiskime energijos, nepraraskime, o kaupkime ją savyje. Kur jų galima įsigyti? Mes labai džiaugiame, šiandieną galime pakviesti į naują savo prekybos tašką Akropolį, kuriame laukia mūsų labai gerai apmokinti konsultantai. Laukiame jūsų. Ačiū už pokalbį, būkime gražios.